Sveiki žiūrovai, atvykę į medžioklių kanalą. Pradėjau filmuoti nuo šito stalo, kuriame daug įvairių įdomių daiktų. Sublizgėjo, tai sugalvojau nufilmuoti. Čia pamačiau fosilijų. Nufilmavau jums ir savo pasižiūrėti, kokios kainos, kaip kas kainuoja. Čia dar visokių buteliukų, vazų, bokalų su žmogaus galvom, bet jos nėra labai vertingos, dažnai pasitaiko. Aišku, nebent reikia žinoti, kokio herojaus galva. Čia lagaminą dar pamačiau, Samsonytę. Kelius esu pardavęs, bet kaina buvo 10 svarų. Aišku, galėjau bandyti dėrėtis iki 8, bet nusprendžiau nepirkti. Turgus jau įsivažiavęs. Atkeliavau apie 9, pavėlavau palyginus. Geriausia atvažiuoti 6, kai žmonės išsikrauna iš mašinų. Tada pamatau pirmus geriausius daiktus ir iš karto reikia pirkti, griebti. Dabar jau ką, viskas sukrauta, daug žmonių praeita, bet šiaip bei tą visada galima rasti. Ir aišku, pražiopsoti. Keletą daiktų pražiopsojau, gan brangių. Pamatysite juos. Čia pamačiau robotą. Tokį įdomesnį, bet iš naujesnių buvo. Tai padėjau atgal. Čia ir vėl pilna ginklų, DVD, žaislų. Čia kažkokios istorinės galvos. Kažkas kolekcionavo. Taigi, čia pamačiau įdomią vazelę, neklausiu, kiek jin kainuoja. Reikėjo paklausti. Kitą kartą būtinai paklausiu, bet vertinga. Čia metalinis šautuvėlis, nelabai supratau, kam jis reikalingas, bet nešaudo jisai, bet buvo sunkus. Nieko nepasispaudė. Gal koks butelių atidarytuvas. Dar pastebėjau ant žemės numestą DVD grotuvą, bet buvo firma neaiški, nematyta, tai tiek to jau. Dabar vasara ne pats geriausias laikas pirkti. Čia dar visokių gerybių buvo, knygų, muzikinių kompaktų, bet nieko įdomaus, nieko populiaraus. Taip kad, jau į šoną. Čia keletą monitorių, bet irgi senokė. Tai net nežiūrėjau labai. Čia kolonėlės pamačiau, bet čia dar buvo kaitlentė, vandenį užsivyrinti. 20 svarų, nauja 35. Ir vėl žaislų pilna. Čia buvo technikos, bet pilna žmonių. Tai labai nesigrūdau. Ten matos PlayStationai, DS-ai, planšetės kelios. Būtinai paspauskit like, sekite kanalą. Daug žiūrinčių, bet mažai seka. Ne per seniausiai grįžau iš atostogų. Namuose buvo dingęs internetas. Tai naudojam mobilų, kol po savaitės atsirado. Tai dabar tik sugrįžom į ritmą. Čia figūrėlės buvo. Po svarą po 2. Šitas pardavėjas jau ne kartą. Tai prieš tai pirkau kelias figūrėlės, šį kartą nepirkau. Čia daug laidų, daug įrankių, bet viskas panaudota.
Labai nieko įdomaus nepamačiau. Čia svarstyklės gan brangios, sakyčiau, apie 30-40 svarų tos baltos, bet dabar tik pamačiau, neaišku kiek norėjau. Čia galvojau, kad Philips CD grotuvas, kompaktų grotuvas, bet pasirodo buvo tik tais kabeliai, o jau buvau apsidžiaugęs, bet pasirodo ne. Taigi geras oras, kaip visuomet susirenka daug pardavėjų. Įdomu, smagu pasivaikščioti. Čia Batmanas didelis, jeigu neklystu 25 svarai. Daug ant stalo senų retro dalykėlių, bet pardavėjas žino, ką pardavinėja. Kainos aukštos, gal ir teisingos, bet ne man. Čia dar pamačiau įdomų laikrodį. 50-40 svariukų maždaug. Bet tik dabar pastebėjau. Toks įdomesnis buvo, kažin kiek už jį norėjo, bet aišku pas jį ten buvo kainos surašytos. Tai greičiausiai nepigiai. Tiek jau to. Čia daug visko padėta ant žemės, puodai, laidai, magnetola. Dar keletą daiktų pakilnojęs, supratau, kad nieko čia vertingo nėra. Ir keliausiu link mašinos, važiuosiu namo, parodysiu, ką pavyko sumedžioti. Grįžau jau prie skrynios, viską sudėjau, viskas lengvai tilpo. Nedaug radinių šiandien. Sunkiai sekėsi kažką rasti. Tokio pigesnio. Keletą mašinyčių. Pasiėmiau į kolekciją Disney metalinės. Jos šiaip naujos gan brangios, po 6-8 svarus. Pasiėmiau radau po svarą. Šitą visai graži. eBay'ui mačiau apie 8 svarus. Toliau 4 žmogeliukai. Tarp mašinyčių radau. Vienas be galvos, bet už visus 4 paprašė tik 40 centų. Tai labai pasisekė. Po to Minecraft. Šitas Hot Wheel mašiniukas ir Monster Truck. Liktais mokėjau 3 svarus, o gal 2. Vien šitas mažiausia kaina jo internete 12. Tai visai gerai pasisekė. Pirmą kartą tokį matau. Žodžiu. Minecraft žmogeliukas. Reiks pasivalyti. Atrodo originalus. Keletą laidelių pasiėmiau. Šitas gražuolis. Atrodo net nenaudotas, labai švarus. Tik dabar pastebėjau, kad biškį palenktas sparnas. Reikės kažką užkišti. Palaikyti. Mokėjau porą svariukų. Apie 12-14 kažkas prasideda. Šitą filmą visi gerai žinot. Krikštatėvis. 5 kompaktai. Aišku, yra tik 3 serijos. Žodžiu, įsiūlė man čia už svarą, tai pasiėmiau. Po to čia DVD Band of Brothers. Labai gerai nežinau, bet irgi. Vieną lietuvaitę pardavinėja, pastovi susitinkam, paplepam.
Tai žodžiu, įsiūlė irgi už svarą 50. Tai sako, tiek to paimsiu. Šitą svaras 50, šitą už dyką davė, šitą už svarą ir dar tą už svarą durims pašto įmesti. Gan sunkus, metalinis, truputėlį apdaužytas, bet kažkas apie 10 bandysiu gauti, 10 svariukų. Toliau šitie kompaktai tai 4-5 svarai. Tai nežinau, ką aš su jais darysiu. Gan dėžutė apdaužyta. Po to šepetėlis. Tokių yra keletą. Mažiausia kaina 12. Pagaminta Anglijai. Kompaktai irgi nėra brangus, 10, nauja. Tai kažkas apie 5-6 svariukus. Toliau šachmatų figūrėlės. Mokėjau 50 centų tik tais. Grease Toys. Kokybė. Pagaminta Honkonge. Būtent tokių neradau internete, bet vien tas, kad Grease Toys jau yra brangesnėje, tai kažkas gal 15, gal 20, reikės dar tiksliau aiškintis. Tai visai gerai su šito pasisekė. Toliau, aš pradžių pirkau šitos DVD, po to dar pamačiau šachmatus. Už DVD mokėjau po svarą 50, tai 3 svarai kainavo abudu. Ir pasiūlė šachmatus už 50 centų, tai neatsisakiau. DVD apie 14, jeigu be pultelio 10, reikės tikrinti, žiūrėti. Va tokie šios dienos pirkiniai, nieko ypatingo labai, bet vis šis tas. Keletą daiktų išėjo parduoti paskutinę savaitę. Tai būtų žaidimas Scrabble. Žodžių žaidimas, reikia dėlioti raidės. 14 svarų. Kompaktas Eltono Džono. Parduotas už 2. Už siuntimą buvo padaryta, kad aš mokėjau. Siuntimas kainavo svaras 55. Tai dar atskaičiuos mokesčius, tai nežinau, 20-25 centai. Nuo to kompakto. Toliau čionais masažuoklis. Parduotas už 13. Dell kompiuteris. Aš jau nepatikrinau, nes neturiu pakrovėjo. Trūksta dar CD-ROMo. Parduotas už 32. Toliau čia kabelis antenom, televizoriui. Parduotas už 7. Toliau didelis gufės, žaislas minkštas. Gavau pasiūlymą 30, tai sutikau. Spausdinimo mašinėlė. Čia pora trūksta dalių, aprūdyjusi. Parduota už 29. Iškeliavo į Ameriką.
šitas. Toliau. Dar vienas pliušinis žaislas, irgi didelis. Gal kokių 50 cm. Parduotas už 28. Pultelis. Parduotas už 14. Radija, nesenai įdėta. 26 svarai. Masažuoklis. Parduotas už 32. Humax. Nesenai rastas turguje. Patikrintas. 70 svarų. Buvau įdėjęs už 80. Pasiūlė 70. Toliau kamera Sony. Čia tokia rimtesnė, tai reikia atitinkamų laidų, kabelių prijungti. Tai negalėjau patikrinti. 37 svarai. Toliau šitas oblius. Buvau įdėjęs iš už 40 kelius, po to nuleidau kainą ir gavau pasiūlymą 25, tai tiek to sutikau. Ir Samsonytė, tašytė dokumentams, gal kompiuteriai, 25 svarai. Tiek išėjo daiktų parduoti, visai nemažai. Daug vertingų, virš 20. Visai gera savaitė. Dėkui, brangieji, kad žiūrėjote ir susimatysime medžioklėse kitą savaitę.